Labas, kas aš čia pagaliau susiradau, kaip pakeisti savo stalinio pjūklo liniuotę. Tai anksčiau šita detalė buvo štai šitoje vietoje ir jinai laikė liniuotę. Štai šitą atramą įsikabindavo, įsitvirtindavo, laikydavo. Ir būdavo lygiai grečiai. Turėjo būti lygiai grečiai disko. Pastebėjau tokį dalyką, kad skirtingose vietose skirtingai prisispaudžia, skirtingai atlenkia. Vieną kartą lygiai grečiai būna, kitą kartą vieną pusę palinkus, kitą pusę palinkus. Priekyje yra 3 skylės, jos yra 10 mm skersmens ir nuo viršaus yra 24 mm centrai. Dabar nusipirkau kitokį įtvirtinimą, kitokią liniuotę ir čia prašo 20 mm nuo stalo viršaus. Bet skylės kokios reikia, ten rašo 8 mm. Nors varžtus parūpina, pačio varžto yra 6 mm, galva yra 10, bet prašo 8 mm skylės. Kažkokiam pajudinimui. Tai kadangi čia yra 10 skylė, tai gaunasi, kad įkištas varžtas gali šiek tiek pakilti į viršų skylėje ir tą liniuotę įsitvirtina puikiai. Staliams LT pardavinėja šitą liniuotę, jeigu Makitos stalinį pjūklą turite ir jums jau atsibodo ta nesąmoninga liniuotė, kokia čia yra su juo pardavinėjama. Nepigus daiktas bus, bet nebeištvėriau. Kitas mano atveju, štai šitas stalas, kuris yra įsitvirtintas čia, problema kokia, kad jis, kai įsitvirtiname, yra labiau išlindęs negu stalo priekis. Wow, šaunu. Tai dabar arba man reikėtų, nežinau, kiek čia milimetrą, bandyti nudrožti šito išlindimo, bandyti nušlifuoti kažkaip ar dar kažką padaryti. Arba gal bandysiu uždėti tarpines. Gal reikia pabandyti uždėti tarpines. 3 tarpines, 3, gal čia poveržlės, taip reikėtų vadinti, ties kiekvieno varžtu, kad jisai tokiu pačiu atstumu atsitrauktų nuo stalo ir pralystų. Taigi pradėsiu nuo varžto, tada uždėsiu tarpinę ir iš nugaros, kai jau prakišu pro skylę, vėl dėsiu tarpinę, dėsiu, nežinau tiksliai kaip šitas daiktas vadinasi, jisai jau praskirtas yra ir kai suspaudė, spirokliuoja ir jau tada verlė. Gerai, tai varžtai visi sudėti. Kartu su visų rinkiniu buvo štai šita liniuotė. Ji tvirtinasi priekyje ir tvirtinasi naudojant štai šitos varžtus. Varžtai turi būti plokštumos lygiai grečiai viršui. Plokštuma viena kažkuri lygiai grečiai viršui, tada prasislenka gražiai ir įsitvirtina. Dabar jums bus daug įdomesnė dalis negu man, nes aš tai to niekaip nematau. Čia turiu 11. Čia turiu mažiau negu 11. Na gerai. Ten milimetrų kelias dalis. Nieko keisto, kad ne vienodai. Pagrindinis klausimas.
Ar kažkas pasikeitė įdėjusios turpinės. Šviesa turėtų matytis pro tą tarpelį. Tiems ir matos. Dabar jeigu kalbant apie pačią liniuotės sandarą, ji yra sudaryta iš esmės 4 dalių. Tai yra ta dalis jau, kur tvirtinasi ant pačio profilio, dalis, kuri tvirtina profilį ir sujungimą. Tas sujungimas, kuriame yra varžtai, kur pirštais gali užsukti, kuris tvirtina jau pačią liniuotę. Liniuotė turi 2 pozicijas, tai tokia. One eternity later. Arba štai va tokia pozicija liniuotės. Kai pjauname plonesnės detalės, tas pakilimas siauresnis, gal ir geresnis. Dar yra prie rinkinio ir metras, kuris klijuojasi ant priekinio to bėgio. Ir jisai nusitaiko, štai va su šita va akute, brūkšnys ant jos yra. Bet kas keista, tai nėra jokio būdo, kad ją šiek tiek pareguliuoti. Keistas dalykas, nes pavyzdžiui, jeigu tu turi vieną diską, tai atsireguliuoji jam, viskas gerai. Bet jeigu tu nusipirki kažkokį kitokį diską, kuris yra šiek tiek plonesnis ar storesnis, vėl tas skirtumas nedidelis, tarp jų gali būti ant pusę ar 1 mm, ar 2 mm, 2 mm gal nebus. Bet yra vis dėlto tas skirtumas, ir jeigu tu klijuoji su jau pastovų žymeklį, tai atsireguliuoji vienam diskui, o pasikeiti kitą diską, jau viskas, jau negali tikėti. Tai tas dalykas man keistas. Kitas dalykas, kas keistas, kas turėtų bent jau, aš įsivaizduoju, kad tai būti automatiškai, tai yra reguliavimas pačios atramos tvirtinimo. Dabar kai prisikabinau, jeigu viskas tobulai gražu ir gerai, tai šūnu. Bet gali būti tokia situacija, kad prisukinėjant šitos varžtus gamykloje kažkas klydo. Ir visa liniuotė pasidaro nelygiai greiti, o šiek tiek palinkusi į vieną ar į kitą pusę. Nėra jokio mechanizmo, kuris galėtų pareguliuoti. Turėtų būti čia kažkokios tai varžtai ir dar kažkas, kas pastumtų patį tvirtinimą šiek tiek į šonus. Kitas dalykas, nėra reguliavimo pačios liniuotės statmenumui. Dabar, kad būtų statmena liniuotė, turėjau čia išsisukti varžtus, o čia jų iš esmės nesimato. Jie yra iš vidaus nusukus. Šitos 4 varžtus, čia jų galvos matosi, gal. Ten 4 varžtai, kurie prisisuka, o štai čia susitvirtina. Ir tas sutvirtinimas padaro tas statmenumo pritraukimą, bet iš gamyklos nebuvo ten statmena. Tai teko įdėti 3 popieriaus justeles ir prisukinėti per naujo, kad išgaučiau jau tą statmenumą savo stalui. Keista iš tikrųjų, kad to iš gamyklos negavome su tokiu prietaisu, kas turėtų mano galva būti. Vienintelis dalykas, kas liko padaryti, yra sužiūrėti tą atstumą nuo disko priekio, kur jau yra 0 mm įtvirtinimas, ir prisiklijuoti jau liniuotę. Bet nežinau dabar, ar tai daryti su šituo rypiniu disku, išilginio pjovimo disku, ar statmeno to pjovimo, skersinio pjovimo disku. Reikės pagalvoti. Ir dar kitas dalykas, su šitais 4 varžtais, labai atsargiai čia yra į bėgelį veržlės jų įstatytos, kur prisispaudžia, neprasisuka. Bet problema ta, kad labai mėgsta jos. Turi labai nedaug prasisukimų, kad tvirtai laikytųsi. Dėl to labai neretas atvejis būdavo, kad pamesdavau.